Maršrutas Nemunaitis-Alytus neįvažiuoja į Alytaus stotį, nes UAB direktorius, kuriai priklauso maršrutas Nemunaitis-Alytus, nesumoka įvažiavimo mokesčio. Aš parašiau žinutę į Alytaus savivaldybės transporto susisiekimo valdybai. Sakė pažįstama iš Nemunaičio, kad maršrutas Alytus-Nemunaitis nemoka įvažiavimo mokesčio į Alytaus stotį ir todėl autobusas negali įvažiuoti į stotį ir paimti žmones iš stoties. O jūs sakėt, kad aš kaltinu nebūtais dalykais. Šitą patį sakė ir pats vairuotojas. Aš jums sakiau, kad UAB nemoka mokesčių, tik nepasakiau, kad maksimai už įvažiavimą į stotį. Tai yra žiauru. Tai nežmoniška, tai pasityčiojimas iš senų ir neįgalių žmonių. Tai yra psichologinis smurtas palikti žmonės tyčia autobuso stotį. Kad UAB direktorius negali sumokėti įvažiavimo į stotį mokesčio. Tai nepagarba žmonėms. Tai nekuriama žmonėms gerovė. Taigi Alytaus savivaldybė, prisidėkite prie žmonių gerovės ir padėkite UAB direktoriui sumokėti įvažiavimo mokestį į stotį maršrutui Alytus-Nemunaitis iš Europos pinigų ar biudžeto, kuriuos suneša mokesčių mokėtojai. Tai parodysite, kad jums rūpi žmonės, kad rūpi žmonių gerovė, kad Alytaus savivaldybei nenusispjaut į žmonės, kad jūs turite ir žmogiškumo, ir pagarbos, ir supratimo, ir gerumo, ir nuoširdumo. Tikiuosi, kad viskas pasibaigs gerai ir žmonių stotyje nepaliksite. Taigi dar noriu pasakyti labai daug gražių žodžių maršrutui Alytus-Nemunaitis vairuotojui. Vairuotojas yra labai nuoširdus, labai geras, supratingas, gebantis gražiai bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis. Jis yra labai mandagus. Taigi noriu tarti labai didelį ačiū maršruto Nemunaitis-Alytus vairuotojui. O taip pat noriu, kad Alytaus savivaldybė surastų kompromisą tarp vaikų, kur veža šis maršrutas, ir žmonių. Taigi maršrutas į Nemunaitį iš Alytaus stoties
3 valandą nuo rugsėjo kiekvieną darbo dieną įdėtas dėl 2 vaikų. Taip, dėl 2 vaikų, nes šiuo maršrutu važiuoja 2 vaikai. Šis maršrutas 3 valandą niekada jis nevažiavo. Važiavo 1 kartą savaitėje, trečiadieniais 2 valandą. Taigi, aš važiavau visada iš Alytaus stoties 2 valandą į Nemunaitį. Dabar važiuoja autobusas 3 valandą, bet jis nevažiuoja iš Alytaus stoties. Taigi, norėčiau visų žmonių vardu paprašyti gal autobuso maršruto į Nemunaitį 6:30 nereikia, nes juo tikrai nevažiuoja nei vienas vaikas, o daugiausia atsižvelgiama į vaikus. Taigi, nuimkite šitą maršrutą į Nemunaitį 6:30 ir iš Nemunaičio po 7:03 ir liks tada į Nemunaitį 3 valandą, iš Nemunaičio be 15:04 ir darbo dienom į Nemunaitį 17:25, o iš Nemunaičio 18:08. Tai būtų kompensacija šitam maršrutui, kur važiuoja į Nemunaitį 3 valandą kiekvieną dieną darbo dienomis, o nevažiuotų darbo dienomis 6:30. Ir tada reikėtų mokėti tik už maršrutus, kur važiuoja į Nemunaitį 15 iš Nemunaičio 15:44 ir 17:25, o iš Nemunaičio 8:05 ir tada galėtų AB direktorius susimokėti iš šituos maršrutus ir autobusas galėtų važiuoti į stoties ir į stotį. Manau, bus rastas kompromisas, o jei ne, tai manau, gal padės žurnalistai kaip nors susitarti. Bus vaizdelių, bus ir iš Alytaus stoties, ir iš Nemunaičio stotelės. Bus.